Šįryt supažindinsiu jūs su auksaburnio idėjomis, kaip laikytis dienos režimo, kuris padės jums siekti nepaprastos sėkmės versle ir gyvenime. Kaip sakiau per ankstesnę pamoką, geriausius jūs padaro ne genai, o įpročiai. Žinoma, ir jūsų būdo tvirtumas. Šiandienos pamokoje apžvelgsime, ką moksliniai tyrimai rekomenduoja mums daryti, idant atsikratytume įpročių, kurie mus silpnina. Drauge sužinosite, kokie įpročiai padarys jūs stipresnius. Kaip supranti būdo tvirtumą, paklausė verslininkė, gaudydama kiekvieną milijardieriaus žodį. Šiandien ji buvo susirišusi plaukus į uodegėlę ir apsiavusi paprastais bateliais. Tai sąvoka, kurią išpopuliarino bendravimo psichologijos specialistė Angela Duckworth. Ji tyrinėjo geriausius darbuotojus verslo, švietimo, karybos ir sporto srityse. Angela Duckworth nustatė, kad daugiausia pasiekę žmonės tokie tapo ne dėl savo įgimtų talentų, bet dėl atsidavimo tikslui, disciplinos ir atkaklumo. Būdo tvirtumas yra jo žodžiai šioms savybėms apibūdinti.